Moksleivių krepšinio lygos gerbėjai, jūsų dėmesį antroji MKL Action laida. Aš esu Mindaugas Gobikas, čia kolega Justas Kučinskas. Labas kolega. Labas Mindaugai, labas visi. Kaip pasiilgai praeitoje laidoje, labas vaikučiai. Vaikučiai ir jų tėveliai. mamytės vaikučiai. Tai kaip gyvuoja kolega? Puikiai, Kalėdų senelis atnešė visą maišą laimės, sveikatos ir sėkmės 24 metam. O ką tu gavai? Aš lygiai tiek pat gavau ir dar pridėt, sakyčiau, saldainių dėžę ant viršų. Labai pavydu, saldainių aš negavau, man jau saldainių nebeneša. Taigi, esame jau naujose 2024 metuose, tačiau šiandien laidoje aptarsime būtent paskutinio praeitų metų mėnesio pasirodymus, tai gruodžio mėnesio įdomiausi dalykai, niekur nedinkite. Gruodžio mėnuo mus visus labai palepino visa gausa įspūdingų pasirodymų. Buvo ir praėjusio mėnesio nominantas Arminas Vilkas, krėtė ir toliau šposus. Buvo ir Juozas Virkutis iš Gargždų, ir VKM kolektyvas pasiaukė, bet man Mindaugai visą laiką imponavo tie tokie mažesni miesteliai. Kai jie įsikovoja teisę žaisti elitiniam divizijone, kai jie ten kapojasi ir tampa konkurencingi, man viena iš mėgstamiausių komandų šiemet yra U18 čempionate žaidžianti Utenos komanda, ir ten yra toksai vyrukas, kurio vardas yra Titas, pavardė Didžgalvis. Aš jį pirmą kartą mačiau prieš 2 metus, per B diviziono finalinius ketvirtus, kai jis ten savo komandą irgi ant kupros ištisė į A divizioną. O kadangi esu trigubų dublių vergas, gruodžio 19 dieną rungtynėse su Alytaus komanda Titas atliko savo komandai trigubą dublį su 30 taškų, 14 atkovotų kamuolių, 10 rezultatyvių perdavimų ir tik tai 4 perimtų kamuolių pritrūko iki keturgubo dublio. Tai, kaip jau sakiau, esu didelis Tito Didžgalvio fanas. Apskritai man labai patinka Utenos komanda ir aš galvoju, kas būtų, jeigu Ignas Urbonas nebūtų emigravęs į Vilnių į SKM ir būtų Utenos komandai. Kokia grėsmė visiems galėtų būti šita Utenos rinktinė. Ir dar patikslink, kolega, ar tai buvo pergalingos rungtynės? Taip, ir dabar jau Utena reikiuojasi play-offų zonoje ir 4,78. Tai buvo pergalingos rungtynės ir rimta, tarp kitko, paraiška į atkrintamąsias rungtynės. Jo, ir tikrai sveikinimai Titui Didžgalviui. Man labiausiai įspūdį daro tai, kad visi taškai buvo pelnyti arba dvitaškiais metimais, arba baudų metimais. Tritaškių jisai nepataikė tose rungtynės, tai visada, kai žaidėjas rezultatyviai žaidžia be tritaškių, man toks vaizdas, kad tai yra ypatingai darbiniai taškai. Beje, 47 naudingumo balai. Tai išprovokuota, reiškia, daug pražangų ir taip toliau. Tai puikus pasirinkimas, dar kartą linkėjimai Titui, fantastinis pasiekimas, taip ir toliau. O mano gruodžio mėnesio geriausias pasirodymas, labai gražiai pastebėjai, kolega, kad mėgsti mažesnius miestelius. Tai šį kartą mano, pasirodymas taip pat iš mažo miestelio, dar mažesnio miestelio, tai yra iš Plungės, tai yra U13 mergaičių čempionato. Žemaitė. Rungtynėse Plungės sporto rekreacijos centro komandos žaidėja Akvilė Bračkutė. Akvilė, linkėjimai tau, tavo pasirodymas gruodžio 16 dieną rungtynėse prieš Tauragės krepšinio mokyklą buvo fantastinis. Aš dar pasižiūrėjau, kur tai vyko Tauragėj, Bastilijos sporto komplekse. Tai Akvilė Bračkutė gruodžio 16 dieną ėmė Bastiliją. Tikrai to žodžio prasme, jinai paėmė Bastiliją, per 25 minutės pelnė 51 tašką, atkovojo 26 kamuolius ir tiesiog išplėšė savo komandai pergalę, rezultatu 88-65, Plungės sporto rekreacijos centras nugalėjo Tauragės krepšinio mokyklą. Ar dar turi ką nors pridėti? Tu paveiksi, ko man pridėjau? Nieko aš nesuprantu, ką čia šnekėdavai.
Bandžiau žemaitiškai, kaip gavas. Tai lietuviškai turėtum dar ką nors pridėti? Pažiūrėkit, ką jį padarė. Žemaitiškai neskamba, po visi, ko man pridirbu. Taip, 56 naudingumo balai, 7 rezultatyvūs perdavimai. Fenomenalu. Dar kartą linkėjimai Akvilei, taip ir toliau ir sėkmės naujose 2024 metuose. Sinchronas. Šioji mūsų laidos rubrika tai yra mėnesio apklausa, kaip visada ją pristato Moksleivių krepšinio lygos TikTok paskyra, kurioje gausu tokių apklausų ir šiandien mes norime jūsų dėmesį atkreipti į klausimą, kuomet mes uždavėm, tiksliau mūsų kolegė Diana uždavė Plungės komandos krepšininkams, kokių supergalių jie norėtų turėti. Prieš pradedant žiūrėti šį video, kaip galvoji, kokių supergalių labiausiai pageidavo jaunieji Plungės krepšininkai? Pataikyti 10 tritaškių per rungtynes. Puikus pasiūlymas. Pažiūrim, ar tokių buvo. Labas. Sveiki. Koks vardas? Gabrielius. Kokią supergalią norėtum turėti? Mokėt matematiką. Koks vardas? Jokūbas. Sakyk, Jokūbai, kokią supergalią norėtum turėti? Nu, tai gal teleportuotis. Tai turbūt, kad teleportacija. Ir tu? Norėčiau mokėti teleportuotis. Nei vienas neužpageidavo 10 taiklių tritaškių. Ta teleportacija. Aha, iš tiesų, įdomu, kad dauguma krepšininkų pageidavo teleportuotis, tiesa nelabai nurodė, kur ten jie norėtų teleportuotis, bet žiūrėk, pasvarstom mes, jeigu teleportuotis, tai teleportuotis. Kur keltumės tu? Dabar ar tada, kada vieną kartą gali teleportuotis apskritai? Davai tą vieną kartą įmau, tą tokį svarbiausią, įdomiausią kartą. Tada norėčiau teleportuotis į Puerto Riką, kai Liepos 2 dieną 2024 metų prasidės atranka į olimpinės žaidynės. Aš ten noriu teleportuotis. Ir žodžiu liktum iki olimpinio turnyro pabaigos, tikiuosi, ne vienai dienai. Jeigu neišeitų atgal teleportuotis, gal visai likčiau. Ai, visai likčiau, okei. Wow, o aš tai žinok teleportuočiaus, bet užkrėtė mane. Aš tada imu dar toliau, aš teleportuojas į Paryžių, ne, iš pradžių į Lilį. Vasaros pradžioje, Liepos pabaigoje, kur prasidės olimpinis krepšinio turnyras. Nes aš neabejoju, kad mūsų vyrai ten tikrai pateks. Aš irgi neabejoju, aš kiek važiuoju, kiek būnu rungtynėse, niekad nepralaimiu. Tai jeigu man pavyks teleportuotis, tai tau neturėtų būti problemų su kelionė į Prancūziją. Tu čia mūsų tipo pergalių talismanas, ne? Garantas? Kiek buvau, niekad nepralaužiu. Gerai, o kalbant apie supergalės, kokių mes norėtumėm turėti, tai... Noriu pradėti. Ko tu būtum? Nu gerai, aš galiu pradėti. Aš norėčiau labai banalu, amžinai gyventi. Mano supergalė turėtų būti paprastesnė visai, jinai susijusi su krepšiniu. Aš norėčiau turėti tokį vieną supergalę, kad aš esu ne šiaip su krepšininkas, bet tas krepšininkas, kuris tada, kada užsimano, bet kada gali išeiti rungtynės ir pataikyti lemiamą tritaškį. Bet tik vieną kartą per rungtynės. Ir čia jau trenerio pasirinkimas yra. Jis mane išleidžia, aš įmetu tritaškį ir gali mane vėl pasodinti, bet aš va tokia supergalė. Bet dar turi būti ta sąlyga, kad tai turi būti close game, nes jeigu ten -12, tai ta nėra. Nu, tas nieko nekeičia, bet čia jau... Okay. Žodžiu, visada close game'uose tu garantuotai pataikai lemiamą metimą. Geras. Būtum nuolatinė žvaigždė pergalingų rungtynių. Okay. O štai ir mūsų varžybų direktorė Natalija, kuri turi irgi supergalę teleportuotis tiesiai iš Jungtinių Amerikos valstijų. Tai Natalija, kaip ta teleportacija? Sveiki, gera, greita, kelionė ilga. Taip, apie Ameriką mes dar pakalbėsime, nes tikrai labai yra svarbių žinių, tačiau pradžiai vis tai papasakok mums apie artėjančią Moksleivių krepšinio lygos žvaigždžių dieną ir kas ten laukia visų dalyvių, žiūrovų, trenerių ir teisėjų ir mūsų su Justu.
Tai didžiausias metų renginys, masiškiausias. Ten dalyvaus visi geriausi krepšininkai iš moksleivių krepšinio lygos. Tai dalyvaus visos amžiaus grupės. Mažiausi baudukė dalyvaus. Tai bus nuo baudos taiklumas. Tai bus 2 prieš 2 turnyras, kur porom galės rungtyniauti geriausia U14, U15 vaikai. Taip pat bus snaiperio konkursas, elitinis taiklumas, merginų ir vaikinų. Tai bus ir vidutinių metimų konkursas, tai 5 taškai. Ir aišku, viską vainikuos visų žvaigždžių rungtynės ir vyšnia ant torto ir, man atrodo. Ir pats tortas turbūt dar. Tortas gal, aš nežinau, apie tortą nieko nežinau, bet visa vyšnia ant renginio torto, tai oro karaliaus konkursas, kur krepšininkai galės dėlioti visokiais įmanomais būdais į krepšį. Ir kur aš dalyvausiu komisijos nario kėdėje. Tikrai nedalyvausi kėdėjimuose? Ne, jau šitos dienos, kai dėdavau iš viršaus praeityje, jūs tas dabar dar dėlioja, bet aš jau tik tai užsiemu vertinimu. Įsmėta. Tai reziumuojant, laukia daug konkursų, individualių konkursų, laukia rungtynės tarp kokių komandų, rytai vakarai, kas ten bus, koks formatas. Realiai vilkai. Taip, kažkas tokio, ar ne? Ir dėjimų konkursas. Fantastika. Kas dalyvaus visose tose konkursuose? Dalyvaus visose konkursuose moksleivių krepšinio lygos ryškiausi talentai. Tai į konkursus deleguoja mokyklos savo atstovus, komandos, treneriai. Bet oro karaliaus konkursas tai yra laisva registracija ir gali kiekvienas, kas nori. Jūs tai gali. Ar kiekvienas, kas nori, ar tas, kas MKL rungtyniauja? Tas, kuris rungtyniauja. Žinoma, tas, kuris rungtyniauja MKL, moksleivių krepšinio. Jūs tas negali. Truputį per senas. Šiek tiek. Labai gaila. Šiek tiek, labai gaila, tikrai gaila. Tai va, moksleivių krepšinio lygos dalyvis, tai yra visos lygos dalyvis, gali, tas, kuris deda į krepšį, tai daro kūrybiškai, įdomiai, kelis kartus iš eilės gali pakartoti savo dėjimą, gali dalyvauti, registruotis, visa informacija yra moksleivių krepšinio lygos puslapyje. Ką reikia padaryti, kad užsiregistruoti? Atsiųsti vardą pavardę, savo geriausią dėjimo video, kokiu formatu vyksta pati ta registracija? Registracija vyksta, visa informacija yra, kaip ir minėjau, MKL puslapyje, tai reikia atsiųsti promo@mkl.lt e-mailų savo duomenis ir video atsiųsti. Video dėjimo? Turi žodžiu įdėti dėjimą, jį nufilmuoti ir atsiųsti jum ir jūs pagal tai išrinksite, ar ne? Draugo, draugės, mamos, tėčio. Gerai. Ir tada mes išrinksime 8 konkurso dalyvius, 8 geriausius. Tai galima įvardinti, kad dabar vyksta pirmasis konkurso etapas. Taip, puiku. Gal turėsim kažkokių kvestinių svečių iš už jūrų marių? Čia dar intrigėlę mes paliekam. Masterclassą, kur padarytų. Mes dar intrigą paliekam. Negalim visko atskleisti iš karto, nes tai bus neįdomu. Ir aš žinau, kad visada dalyviams labai svarbu yra apranga. Gal jau turit kokį nors dizainą, kurį galėtumėt išduoti? Turime, bet išduoti negalime, bet dizainas tikrai bus kietas. Ir visų žvaigždžių rungtynių dalyviai galės susirašyti ne tik pavardę, bet ir savo pravardę. Wow, geras. Duosim susirašyti tai, ką jie. Kokią tu pravardę užsirašytum jūs tai? Kokią pavardę? Pravardę. Nu, tu čia mane pagavai dabar, aš neturėjau pravardės niekad. Aš vaikystėje šukuoseną tokią nešiojau, kur tokie plaukai buvo kaip šalmas, tai šalmą vadinama. Okei, nu tai jūs tas šalmas aš užsirašytum ant nugaros. Gali patikėti, kad turėjau plaukus? Taip. O tai tu universitete turėjai dar, ar neturėjai? Ne, aš jau tada taip darydavau. Jau nebeturėjai. Jau nebegalėjau lygintis pagal plaukų kiekius. Gerai, tai grįžtam prie pokalbio pradžiai paliestos temos, kad Natalija nesenai grįžo iš Jungtinių Amerikos valstijų, kur lankė savo
super krepšininką sūnų. Nu, super krepšininkas, tai jau taip per skambiai pasakyta, bet... Kokio lygio krepšininkas yra Petras Padegimas? Super lygio. Super lygio, aš sakau. Super lygio krepšininką Petrą Padegimą, kuris nuo šių metų atstovauja Dayton universiteto komandą. Flyers. Ir kokie įspūdžiai iš Amerikos, kaip Petrui ten sekasi? Petrui sekasi tikrai puikiai. Tikrai puikiai, įspūdžiai patys geriausi, todėl kad tai galėjau sudalyvauti 2 rungtynėse. Išvyko ir namų arenai. Tai labai įspūdingi renginiai, labai įspūdingi. Tikrai patikėkit, 18 000 žiūrovų, 15 000 žiūrovų, tai jų tokia apatinė riba. Yra labai mylima viso miesto komanda. Petras šiais metais yra pirmi metai. Freshmano metai. Freshmano metai sako, kad jie yra sunkiausi, todėl kad tu turi savo atidirbti gynybui, ribandai. Ir ten... Nešioti aprangas visų. Ne, šito nėra, yra menedžeriai. Nereikia spurgoti. Ne, yra menedžeriai tam. Iš tikrųjų šitas ne, bet tu turi aikštelėje atidirbti, atiduoti širdį ir tikrai žiūrėti ne į statistiką, o kiek įmanoma padėti komandai. Ir treniruotis, sparingas treniruotėse ir per rungtynes reikia atstovėti, tai vat galiu pasigirti, kad labai puikiai jam sekasi, jisai dėl savo gynybos labai mylimas yra fanų. Linkėjimai Petrui į Daytoną. Į Kolumbusą. Daytoną. Ir pabaigai, kadangi jau matei, kaip atrodo įspūdingi renginiai Amerikoje, grįžtant prie mūsų būsimos moksleivių lygos žvaigždžių dienos, ar tai bus panašaus lygio, o gal net ir geresnis renginys? Pirmiausia, galiu pasakyti, šis renginys unikalus, nes nežinau daugiau šalių, kurios turi moksleivių krepšinio lygos visų žvaigždžių renginį, kuriame gali kiekvienas sudalyvauti. Amerika tokio neturi, tai tokio ir nematė. Ir nematys. Ne, nematysi. Ir stipriai. Taigi, mūsų rubrika Atspėk žaidėją ir šiandien noriu pradėti aš. Šią rubriką, kaip visuomet primenu, mes parodom kažkokį tai vienas kitam jauną šių dienų žaidėją ir kitam yra užduotis atspėti, kas tai yra. Taigi jūs, tai tavo užduotis šiandien yra tokia. Jau atpažinai? Ne, bet jau matau pagal amžių. Vėl bus reikalų. Gerai. Ačiū, uždengiai čia. Uždengiau biškį informacijas ten yra jo, tai tu čia taip jau pasižiūrėk, bet daugiau neįminėk. Na, vis tiek, na gerai. Aš turiu... Turi porą klausimėlių, jo. Taip, ar šita mergina, moteris, yra jaunesnė negu 21 metų? Šiuo metu? Jo. Tuoj duok man pažiūrėti jos gimimo datą. Čia kaip pokerį jaučiuosi. Ne, jinai yra vyresnė nei 21 metų šiuo metu. Aš čia, kad man saugiai jausčiausi, tai prašau. Gerai. Nu, bet tu taip neatpažįsti, čia, nu, aš iškart, pavyzdžiui, atpažįstu. Nu, bet okei. Gerai, geltona apranga, kas čia gali būti? Geltona apranga. Tai čia Šiaulietė? Ne. Du jau klausimai. Du klausimai. Ne Šiaulietė. Nu ir ne iš Panevėžio. Kaunas irgi taip nesirengia. Žemaitija? Ne. Jėzus, man kaip man nesiseka. Aš tai siūlau pagal moterų krepšinio lygos kažką kažkaip kažkur. Ar ji rungtyniauja šiuo metu Klaipėdoje? Nu, toks painus atsakymas. Šiuo metu jinai nerungtyniauja, nes yra traumuota. Bet tai yra Klaipėda. Geras, toksai visai užsikabinau. Nu, va. Ar jinai turi
Kontraktas su LCC? Aš ten nežinau tų formalumų, bet manau, kad taip. Kažkokie veido kontūrai man matyti, ryškėja. Taip. Spėsi jau, O tai aš neturiu klausimų daugiau. Tai spėk vadinasi. Dominika Poliulytė. No. Duok dar vieną. Dėm dar vieną. Kaip aš taip nepataikiau? Nežinau. Kaip Gerai, aš taip patarimas, nepataikiau? numetu tau vieną pagalbos bombytę. Yra netgi buvus su Lietuvos rinktinės apranga. Lietuvos rinktinės apranga. Laurita Jurčiūtė viskas. Tararam! Linkėjimai Lauritai. Kaip aš Tai taip. yra Laurita Jurčiūtė. Iš kokios čia komandos apranga? Kėdainių. Jinai iš Kėdainių yra. Niekad nebūčiau pasakęs aš ir, kad Laurita yra iš Kėdainių, bet ji iš ten yra. Linkėjimai Mikaičiui, linkėjimai Kėdainiams Ir linkėjimai Lauritai Jurčiūtei. Taip. Tavo variantas, kolega. Aš jau turiu 2 pasiruošęs, bet vieną pasitaupysiu ateičiai. Aš Gerai. klausiu tavęs iš karto, ar nori sunkesnį, ar nori lengvesnį. Noriu lengvesnį. Tai duosiu sunkesnį tada. Duosiu tau sunkesnį. O, žiūrėk, aš iš karto esu Oi, tai pasiruošęs. čia nesunkesnis, nu ką tu? Tai tada kitą duosiu. Tai duok kitą. Duosiu Jo, kitą. jo. Tai tas kitas bus lengvesnis. Čia tau sunkesnis buvo? Aš manau, kad šitas sunkesnis. Nu tai šitas sunkesnis, jo. O galim prie ano grįžti? Ne, negalim. Negalim, kad būtų įdomu. O, pala. Jo, tai ar jisai Ispanijai šiuo metu žaidžia? Nu taip. Aš sakau, Tadas Imigerskis! Bet geras, Geras. Jau, linkėjimai Tadui. Kaip bus ispaniškai, ką nors? Pašnekėt moki? Uno cerveza, por favor. Non alkoholio. No, Jo. San Miguel Zero. Zero, yes. Linkėjimai Tadui, aš atspėjau. Bet geras, ne? Šitas geras. Neskaudžiai? Skirtingos svorio kategorijos. Čia pas Klubo sąnario. 3 litrų prieš 1,5. Pas tai elektromobilis iš viso. Taip. Sustainable. Taigi, sveiki sugrįžę, rubrika Mėnesio komanda ir ką mums šiandien šį kartą paruošęs yra kolega Justas. Knisausi ilgai po turnyrinės lentelės. Buvo daug variantų, bet išsirinkau galų gale vieną, kuris man labiausiai imponuoja. Visada yra lengva išrinkti komandas, kurios nuolatos yra turnyrinės lentelės viršui, eina 10-0 sezonas į sezoną, bet gruodis buvo nuostabus nuo Panevėžio sporto centro Raimondos Sargūno sporto gimnazijos. 18 komandai, kuri gruodžio mėnesį iškovojo 3 labai svarbės pergalės ir 18 čempionate dabar netgi nominaliai yra pirmoje pozicijoje. Gruodžio 2 dieną įveikta Kauno Žalgirio antroji komanda. Tas padaryta išvykoje, taipogi išvykoje susitvarkyta su druskininkais ir labai saldi pergalė metų gale, gruodžio 19 dieną 1 tašku prieš Vilniaus krepšinio mokyklos komandą ir būtent ta pergalė leido iki naujų metų bent jau kaip minimum pabūti pirmoje turnyrinės lentelės vietoje. Taip kad sveikinimai Panevėžio sporto centro Raimundo Sargūno sporto gimnazijos komandai, kuriai skiriu gruodžio mėnesio komandos titulą. Fantastiškai, visiškai sutinku. Ir jeigu galim į turnyrinę lentelę, Panevėžys 1 vieta, Kauno Žalgirio, tai Tornadas, 8-0. Čia nominaliai, mažiau rungtynių sužaidė. Okay. Tai gerai, kas tavo manimų lėmė būtent Panevėžio tą tokį nuostabų 3-0 gruodžio mėnesį? Šiek tiek sėkmės, geras tvarkaraštis ir turbūt tas, kad komanda matosi, kad yra motyvuota paskutiniam šitam sezone su trenksmu uždaryti MKL duris. Teko jos matyti irgi šiemet žaidžiant. Ir tikrai matosi, kad kolektyvo akis dega, didžiulis noras ir nori jie patriukšmauti
dar šiemet paskutinį šitą moksleivių krepšinio lygos sezoną. Įdomios tos paskutinės rungtynės, kur minėjai 1 tašku VKM'as nugalėtas, pradžia pralaimėta, paskutinis kėlinys pralaimėtas, bet vat 2, 3 laimėti ir tokiu būdu išplėšta ta pergalė 1 tašku. Tai puikus pasirinkimas, kolega, ir aš tuomet iš karto kviečiu visus pereiti į kitą mūsų laidos rubriką, tai būtent pokalbis su treneriu, kur mes ir pakalbinsim kaip tik Panevėžio sporto centro ekipos vyriausiąjį trenerį Aurimą Puodžiūną. Su mumis mėnesio treneris, atstovaujantis Panevėžio SCRSSG Raimundo Sargiūno sporto gimnazija. Teisingai trenerių šifravau? Taip, teisingai. Panevėžio sporto centro komanda. Treneris Aurimas Puodžiūnas. Ne veltui skiriam mėnesio trenerio nominaciją jam, nes tobulas gruodžio mėnuo iš tikrųjų, su 18 komanda iškovotos visos 3 pergalės. Ir dabar turnyriniai lenteliai pirma nominali pozicija. Tai treneri, koks pačio vertinimu buvo gruodis ir kokie apskritai tie 2023 metai? Nu, žinot, sezoną pradėjom realiai negalvodami apie tas pozicijas aukštas, nes tų komandų tikrai yra neblogų ir žaidėjų. Tai, kaip sakau, patys save nustebinom. Tai toks rezultatas. Kažko išskiriančiai žaidėjų nelabai turim, kad turėtume tam tikrą ūgį ar kažką, tiesiog žaidžiam. Kiek prisimenu, pirmam rate turėjom tikrai daug sunkių varžybų ir realiai mes varžovus vienas ir gale varžybų turėdavom intrigą ir su ta intriga dažniausiai susidorodom. Tai va, džiaugiamės, kad esam ten, kur esam. Tai bet jeigu bandytumėt truputėlį išduoti, kokios priežastys, vat, būtent to sėkmingo žaidimo paskutinėmis sekundėmis, ar ten, kaip sakot, neturit išskirtinio talento, bet vis tiek rezultatai geri, tai kokia priežastis būtų? Aš manau, mes vis tiek naudodami tam tikras taktikas, tam tikrą žaidimą, kai neturi didelių, žaidžiam gal kažkiek kitaip, tai turim pranašumą, manau, greityje, fiziškume ir nežinau, jaunuoliai nori, dega ir lipa ant kamuolio ir pavyksta paskui kažką nuveikti. Treneri, su šita komanda esat laimėję pirmo iššūkio U12 čempionatą ir dabar U18, tie jau paskutiniai svarbus metai. Kiek yra išlikęs nuo to meto komandos brandulys ir kiek norisi tą paskutinį U18 sezoną patriukšmauti ir taip skambiai uždaryti duris iš tos moksleivių krepšinio lygos? Šiandien iš tikrųjų skaičiavau, tai nuo pirmo to moksleivių lygos čempionato, kai ten kažką buvom gero nuveikę, yra šiai dienai likę 8 žaidėjai, tai manyčiau nemažai ir smagu dirbti su tokia komanda, kur tie patys žaidėjai, pastovumas tas pats, jie žino, ko aš noriu. Ir tas gaunas gal rezultatas neblogas, tai, o patriukšmavimą tai nežinau, ar mes galėsim antram rate triukšmauti, gal tiesiog mums sekės, pirmam rate daugiau jėgų buvo, o paskui gali viskas apsiversti ir paskui tikrai bus sunku ir žiūrėti, ką kalbėjau. Aš šiandien žiūrėjau komandos sudėtį ir pasigedau sudėtį Dominyko Gotauto. Jisai yra sužaidęs 6 rungtynes, bet žiūriu, kad paraiško jo nebėra. Ar čia kažkokia klaida sistemoje, ar kažkur pakėlė sparnus vienas iš pagrindinių žaidėjų? Šis žaidėjas buvo tikrai neblogas, padėdavo, bet šiemet jisai prieš naujus jau mes, kai visas varžybas realiai ir be jo laimėjom, tai jis išvyko į savo miestą, į Plungę ir kiek žinau, RKL komandai bando užsitvirtinti tą divizionę. Tai va tiek apie Dominiką. Trenerio, šiaip, kalbant apie treniravimą jaunų vaikinų, jūs vis tiek jau treniruojate nemažai metų. Kaip apskritai jums atrodo, ar keičiasi jaunimo požiūris į treniravimą, į, nežinau, sunkų darbą ir panašiai, ar jums vis dar taip pat lengva su visais susitarti ir motyvuoti darbą ir panašiai? Nepasakyčiau, iš tikrųjų skirtumai gan didelį ir darbe, ir etikoje, ir nežinau.
Nu ir vaikuose pačiuose viskas kitaip iš tikrųjų, gal palyginus tą dešimtmetį tai tikrai skiriasi. Vaikų ir noras, ir treniruočių lankymas, disciplina. Sakyčiau, daugiau gal šiuolaikiniai vaikai priklausomi nuo tėvelių darosi. Jeigu tėveliai į treniruotės atveža, tai ir vaikai sportuoja, nes ne visi savo norų pasiekia tas treniruotės. Tiek. O ar yra tokių, nes mes vis dar irgi taip vyresnės kartos pripratę visiems Valdemaro Chomičiaus pavyzdį pateikinėti, kaip jisai žmogus per treniruotę save sukūręs. Tai ar yra tokių, kur, po treniruotės pasilieka, dirba individualiai ir panašiai, ar vis tik tai reikia labiau versti, ar yra tokių, kurie tai patys nori daryti? Aš skaitau, pasimato netgi pirmoji klasė, antroji, kai kalbėjau apie tuos 8, realiai pas mane jie nėra praleidę, galim sakyti, net treniruočių. Kaip sako vaikas, paklausi, kiek tu lankei, ar 5 ar 6 metus, kaip pasako, kad lanko, iš tikrųjų pasižiūrėjus lankomumą sudėjus, ten jis lanko gal tik metus, tai skaitau, kad jisai nelabai lanko. Tai yra tokių atvejų. Tai dėl lankomumo sakyčiau, tie 8 pas mane žaidėjai, jie tikrai visuose treniruotėse realiai dalyvaudavo nuo 1 klasės iki dabar. Šiai dienai ir nepraleidinėja, ir toliau tiki kažkuo, sportuoja ir laukia kažkokio pasiūlymo ar šansų didesnio. Dar aš vieną kolegą. O sakykit, čia dažnai pasigirsta tos diskusijos, ypač jaunimo treniravimo aplinkoje. Ar geriau ugdyti kažkokį individualų žaidėjų meistriškumą, ar vis tik tai komandinius veiksmus? Kokios jūs filosofijos atstovas būtumėt, jeigu kalba vyksta apie moksleivių krepšinio ugdymą? Tam tikri amžiaus tarpsniai, sakyčiau, turi būti modeliuojami. Kai kur ir technika gerinama daugiau, kai kur paskui pereina vis tiek tas. Ne visi, kaip sako, gali perėję iš sporto mokyklos integruotis į tą vyrų krepšinį. Tai taip pat ir tarp vaikų yra iki 12 metų daugiau techniniai dalykai, nuo 12 iki 15 ir metimą reikia tobulinti viską, iš tikrųjų, norint geresnės klasės žaidėjų būti. Tai Kalbėjo treneriai apie tos vaikinus, kurie nuosekliai ėjo treniruotės, laukia savo šansų. Ką iš šitos dabartinės komandos matote ant aukščiausio krepšinio laiptelio, sakykime, kas yra pajėgus pasiekti LKL lygį ar galbūt net aukštesnį? Šiai dienai iš tos komandos jau yra gal ar 3 ar 4 žaidėjai žaidžia LKL aukštesniam lygiai, tai manau irgi tas duoda prieš bendramžius ir mąstymas gal kitoks, nes jau viską daro ir su vyrais, ir žaidžia su vyrais. Ir biški jaučiasi tas tie, kur sakau, 4 žaidėjai. Tai pas mane toj komandai jie vadinami kaip ir tokiais lyderiais. Tai va. O jeigu jiem prognozuotumėt karjeros kažkokį tai, nežinau, piką, kas tai galėtų būti? Nežinau, į nacionalinę lygą tikrai, manau, gali kabintis ir lauk pasiūlymą ateityje. Nes tas fiziškumas, praeitas varžybas žaidėm su Vilnium, tikrai vienas žaidėjas, ne visi moksleivių lygui sugeba išmestą kamuolį virš lanko pagavę įdėti iš viršaus ir nubėgti, ta prasme, tai vis tiek yra biški fiziniai išskirtinumai kažkokie. O būtent po naujų metų, vasario 10 dieną, Vilniuje Avias Solutions Group arenoje vyks moksleivių krepšinio lygos žvaigždžių diena. Tai ar jūsų auklėtinių ten bus? Aš kol kas, aišku, palaikyti gal ir bus atvažiuojančių, bet kol kas aš nežinau, iš tikrųjų dar balsavimo, man atrodo, rezultatų nėra paskelbta viešai. Taip, dar šitie procesai dar vyksta, tačiau pagal tai, kaip jūs žinot savo auklėtinius, galų gale, kaip žinot ir jų varžovus iš kitų, ar jie yra ten, tarkim, tarp 12 geriausių Lietuvos. Kaip ir minėjau pokalbio pradžioj, kad per daug išskirtinumo komandų žaidėjų atžvilgių neturiu kaip kitos komandos. Ten tikrai yra pas vienas kitas išreikšti tam tikri lyderiai su gerom statistikom, su procentais, pataikymais, kai kurie net jau ir žaidžia kažkur, žinau, aukščiau bando žaisti. Tai pas mane biški gal, sakyčiau,
dar gal ir trūksta tiem žaidėjams, bet jie, sakau, bando tie 4 kažką jau aukščiau daryti negu kiti, tai tie. O minėjote fiziškumą, tai mums čia su Justu labiausiai rūpima žvaigždžių savaitgalio rungtis yra dėjimų konkursas. Ar turėtumėt dėjikų kandidatų? Aš kitaip pakreipsiu klausimą, kitaip ar išleisit Šimonį žvaigždžių dieną? Nu, jis praeitais metais mus pavedė, biški, žadėjo kaip ir važiuoti, paskui jis nebenorėjo važiuoti, atsisakė, tai kai važiavome į kažkurias varžybas ir žinau, kad bus galim siūlyti, tai bandžiau visiems pasiūlyti, nes ne vienas deda komandai. Man rodos, tie visi netgi 8, kurie lanko nuo 1 klasės, jie deda į krepšį. Tai va, tai atsirado dar keli norintys, tai nežinau, balsuosim gal. Tai vidinį konkursą gal reikia kažkokį prasukti, kas laimės tą ir siūsit iš žvaigždžių. Tai va, greičiausiai taip ir padarysit. Mes dar norėtumėm video medžiagą iš to vidinio persimetinėjimo turėti, nes manau, kad ten bus gerų vaizdų. Nes Mindaugas irgi turi balso teisę dėjimų konkursą, jis irgi norės įtakoti kažkiek to vidinio konkurso nugalėtoją. Taip. Tai treneri, turbūt jau eikim link pabaigos, dabar rašinėlis laisva tema, palinkėjimas 2024 metam savo, savo komandai ir visai Moksleivių krepšinio lygos bendruomeniai. Nu, tai norėčiau visiems tos sveikatos palinkėti, sėkmingų darbų, skabių pergalių ir kuo daugiau, kad džiaugsmo atneštų tie nauji metai visiems. Liuks, ačiū treneri už palinkėjimus, ačiū už skirtą laiką ir sėkmės 2024 metuose. Ir tikrai sėkmingai finišuojant su ta 18-mečių karta, nes o kas bus po to? Kokią grupę jau naują gal jau renkate ar surinkęs turit? Nu, matot, turiu ten pirmokėlius, bet kaip ir sakiau, nėra dar į ką pasižiūrėti, nes dažniausiai išeini susinervavęs iš tos treniruotės ir nežinai, kur dėtis kartais. Nu, nuotaika dingsta ir taip toliau. Visai viskas kitaip. 18 pravedį treniruotę, ateini į pirmokėlių treniruotę. Tas skirtumas gal per didelis. Na taip, bet o jeigu atsimintumėt savo šitus 18-inius, kai jie buvo pirmokėliais, ar jie irgi nervuodavo jūs, ar buvo šiek tiek geresni? Sakyčiau, gal buvo geresni šiek tiek. Ir gal gabesni. Dabar dar silpni tie vaikai, nežinau, reiks daug darbo įdėti, norint kažką panašaus ar pasiekti tokio, ką buvom pasiekti. Tai va. Na tai prie tų sveikatų ir sėkmių tada jums dar reikia palinkėti ir kantrybės. Ir gerų pirmokų. Jo. Tai va, dėkui, bandysim. Ačiū treneriai. Ačiū, iki pasimatymo. Iki. Tai buvo Panevėžio sporto centro 18-mečių vaikinų komandos vyriausias treneris Aurimas Podžiūnas ir dar kartą dėkojame jam už skirtą laiką ir sveikiname su puikiu pasirodymu gruodžio mėnesį ir be abejo linkime toliau tokios pat sėkmės 18-mečių vaikinų čempionate ir man labiausiai krito į akis, kad treneris akcentavo, jo komandoje nėra išskirtinių žvaigždžių ar ten kažkokių išsiskiriančių žaidėjų ir kad labiau savo sėkmę ir tokius gerus rezultatus jisai aiškina tam tikrais strateginiais sprendimais ir komandiškumu, tai iš tikrųjų puikus pasiekimas ir labai belieka pasidžiaugti už Panevėžio ekipos sėkmę. Aš irgi labai padėkosiu treneriui sveikinimus ir palinkėsiu tiek treneriui, tiek Panevėžiui, kaip gerai pradėjo savo tą krepšininkų kelionę nuo pirmo iššūkio, taip kaip jie laimėjo pirmo iššūkio medalius. Linkiu su trenksmu baigti ir tą kelionę Moksleivių krepšinio lygoje ir kaip minimum patekti finalinį ketvirtą, o ten, kaip sako kolega Mindaugas, sky is the limit. Bet žiūrėk, žinant tavo vis tiek šiokią tokią asmeninį pomėgį, jeigu Panevėžio SC finale susitiks su Tornado, už ką sirgsi tada? Už Tornado. Gerai, tai iš tiesų puikus palinkėjimas visų pirma panevėžiečiam patekti į finalo ketvirtą, o tada, kaip sakai, tegul nugali stipriausiai. Tegul nugali stipriausiai. Kažkaip pas tave kėdė kažkokia geresnė. Kojų darbas, footwork.
Taigi, sveiki atvykę į Random Fakto rubriką, kuris pradeda. Aš tikiuosi, šiandien mes ne vieną. Ne, aš tikiuosi, kad tu kažką jau subtiliau biški. Noriu biški sugrįžti į istoriją. Okay. Į 2022 metų vasarą, kuomet dabartinė 2006 metų, kurie rungtyniavo 18 čempionate karta, iškovojo Europos čempionato auksą. Vedama mūsų gero kolegos, kuris irgi veda laidas ir podcastus, Tomas Purlys, linkėjimai Tomai, jeigu žiūri. Dar pernai metų sezone, čia jau faktas yra nerandomo patikrintas, 10 žaidėjų iš tos rinktinės rungtyniavo moksleivių krepšinio lygoje. Dabar tau random faktus turėsi pasakyti taip arba ne, kad iš tų 10 šiemet beliko viso labo 3 žaidėjai, kurie sužaidė bent 1 minutę moksleivių krepšinio lygoje būtent šio sezono. Ar tai tiesa ar melas? O gerai, galiu aš pasitikslinti, tai pernai kiek iš jų žaidė? Pernai žaidė 10. 10, o šiemet? Šiemet atsakau, kad tik tai 3. Arba ne. Nu, sakyčiau, netiesa, negali būti, kad tiek daug išvažiavo. Kaip yra iš tiesų? Tiesa. Wow, tai kur jie visi išvyko? Jie ne visi išvyko. Išvyko Matas Buteliauskas. Vienintelis tiek, kiek aš žiūrėjau ten į sąrašo, Nojus Andrušaitis, Jakučionis. Tai Kasparas Jakučionis neturim 3. Bet yra visa krūva, kurie yra registruoti, bet moksleivių krepšinio lygoje kol kas nei minutės nesužaidė. Mes negalim sakyti, kad jie ir nesužais. Taip, supratau. Bet ar galėtum išvardinti bent 3 žaidėjus iš to čempionato, kurie bent 1 minutę šiemet yra sužaidę moksleivių krepšinio lygoje? Ne, negalėčiau. Aš galvau, negalėčiau. Man tik tai Lorenčiakas. Vieną turim. Bet ar jisai sužaidė? Jisai sužaidė. Ai, Lorenčiakas. Už Perkūną jisai sužaidė kaip minimum 2, gal net 3 rungtynės šiemet sužaidė. Daugiau ne. Padėti tau. Padėti, žinoma. Dar ten buvo toks vyrukas Stepas Žilakauskas, kuris yra iš SKM-o. Okay. Dabar savo ateitį susijęs su Žalgiriu ir yra sužaidęs Žalgirio krepšinio mokykloje, jeigu neklystu, 4 rungtynės. O kas dabar buvo 3? Aš pamiršau. Bet tikrai yra 3. Aš įsijungsiu labai greitai. Taip, Kreišmontas žaidžia RKL, Juzienas kol kas nedebiutavo, Indrušaitis vis dar Amerikoje. Kaip aš galėjau pamiršti Narvilą? Nežinau. Mano mėgstamiausias žaidėjas Paulius Narvilas, tai va būtent jisai. MKL šiemet žaidė. Taip. Taip, mes gijo rungtynės dar vienas matė. Jis dar į TikToką. Taip. Ai, okei. O tai gerai, tie, kurie nežaidžia, žaidžia jau Lietuvos kažkokiose aukštesnėse. Jie daug kas yra registruoti, tarp kitko, moksleivių krepšinio lygoje ir mes visų jų lauksim, aišku, play-offuose. Ir tikėkime, kad jie prisijungs, tiek Dovydas Buika, tiek Nedas Raupelis. Taip. Ten yra tokių žvaigždžių, kurie jau gerus skaičius rodo RKL. ne tik ir nacionalinėje krepšinio lygoje. Tai tikimės, kad antroje sezono pusėje kolektyvas prisijungs. Ar kviesim juos į žvaigždžių dienos, tie, kurie registruoti? Kviečiam, aš visada juos kviečiu. Man tai, va tavo šitas random faktas, man tiesiog dar kartą yra stiprus įrodymas, kokia tai yra nuostabi ir pajėgi karta ir dar turinti labai gerą trenerį. Tomų linkėjimai. Koks tavo random faktas? Gerai, mano random faktas yra iš grinai. Ar teko matyti video moksleivių krepšinio lygos YouTube platformoje, kuriame rodomas Linas Šalkus ir kaip jisai bendrauja su žaidėjim. Taip, tai linkėjimai Linui Šalkui, jo klausytis ir jį žiūrėti, kaip jis dirba rungtynių metu, yra vienas malonumas. Tai yra vienas įdomiausių, būtent ta prasme, komentarų, gebėjimo situaciją įvertinti ir ją kažkaip su humoru pakomentuoti pavyzdžių. Tai su Linu Šalkum ir susijęs mano random faktas. Jisai jau turbūt pamatėjęs.
skaičius? Ne. Gerai, nematyk. Linas Šalkus, U18 merginų divizione treniruoja 2 komandas. VKM 1 ir VKM 2. Ir aš paskaičiavau abiejų komandų ūgio vidurkį. Kiek galvoji VKM 1 komanda yra aukštesnė už VKM 2? Nes turbūt sutiksi, kad VKM 1 yra aukštesnė. Sutiksiu. VKM 1 2 pergalės 2 pralaimėjimai, VKM 2 0 pergalių 4 pralaimėjimai. Kiek vidutiniškai skiriasi abiejų komandų žaidėjų ūgis? 2 centimetrai. 2 centimetrai? Kaip? Tiek mažai. Kodėl mažai, nemažai? 2 centimetrai minutė nėra mažai. Nu, gerai, 5 krepšininkės, 10 centimetrų per visą komandą. Užtenka vienos mažutės. Ir jinai visą vidurkį. Tai čia yra 2 centimetrai su šiek tiek mažiau. Su šiek tiek daugiau tai yra. VKM 1 ūgis yra vidutiniškai 175,4 cm, o VKM 2 ūgis 172,7. Tai beveik 3 mm. Taip. Ant 7 mm. Ne, pataikiau. Malodės, gerai pataikiau. Nu, aš džiaugiuosi. Tai toks random faktas. VKM 1 komanda yra 2 su trupučiu centimetrų aukštesnė už savo dukterinę komandą. Linkėjimai Linui Šalkui. Linkėjimai. Susiruošęs? Ką darysim? Trumpas minusas. Iki 1? Turėtum būti, ne, iš 1. Iš 1, nu gerai. Ar tu nori 1? Ne, noriu. Gerai. Koks tai pikdžiugiškas žvejas. Ne, aš man iškart flashbackai į minusus vidinėlių nesikeldžių rankos, pradeda drebėti. Aš tą pavardę išgirstu, man viskas, žinau, kur kojas. Susirakina viskas. Ja. Oooo! Čia visai kitaip. Važiuoja į laidą. Taigi, puikiai įžanga. Kad toks minusas būtų geras. Paskutiniai mūsų laidos rubrikai, tai yra Justo iššūkis, ir šią laidos rubriką pristato Moksleivių krepšinio lygos rėmėjas Rūta. Einame pasižiūrėti, kaip Justui sekėsi mesti iššūkį ne kam kitam, o Danieliui Jasikevičiui. Iš balso galima spręsti, kad sekėsi nekaip. Aš nebenoriu apie tai kalbėti, man tai sugriovė karjerą. Aš nežinau, kaip toliau reikės rasti tų jėgų, motyvacijos ir toliau grįžti ir bandyti čia kažką dar įrodyti. Pasižiūrėkim, kaip viskas atrodė. Visi moksleivių krepšinio gerbėjai. Puikų sportinį kostiumą užsidėjęs. Oro karaliaus. Kažkaip gal biškį nepataikėt į rungtį, bet nu, aš nežinau, kur jau. Svarbiausia atletiškai atrodė ir įbauginti šitaip varžovą. Čia iš karto čia gauni. Neapšylės irgi. Bet šiaip tai turėjai pataikyti iš čia tavo. Čia yra, Mindaugai, čia aš pasakysiu kitaip, čia yra labai blogas krepšis. Atėjau neapšylės. O. Pasisekė. Nėra. Ir kamuolys, nežinau, kažkoks netoks buvo. Kažkaip vyrukai abudu, taip. O čia tai maloniai svečiai priema. Reikia pataikyti. Ir... O, matėjai tokia plyta, karjeros plyta, Mindaugai. Prašau, iškirpkit šitą, pamatys tėvas įsižadės. Taip ir išeisi, nei vieno nepataikė. Na? Neapšylės atėjau. Jau daugiau naudingumo balų. Bet tokį paskutinį kokį užmes. Ne tokį paskutinį va. Tai ką tu gali? O tas džiaugiasi, draugelis, džiaugiasi visai. Ne, nu tai čia tavo distancija, aš žinau, kad čia tavo distancija. Pasižiūrėsim, pats irgi gavai malko, čia nesijuok ir nesidžiaugi. Taip, įdomybė yra ta, kad aš nusprendžiau irgi mesti iššūkį Danieliui. Sutarėm iki 1 minuso. O, čia vis tik parodai, kad čia... Jeigu įmanoma pataikyti. Tada pataikyti. Tai žinai, kai įtampos, kai nėra, tai lengviau viskas. Ir patį kiečiausią metimą įvaryk.
Ką čia darotės? Sutarėm, kad, žodžiu, iki pirmo pataikymo ir Danielis iš karto šauna į labai neparankę man vietą. Džiaugiausi, prametį, nes aš būčiau nedametęs. Tada nusprendžiau, kaip senas patyręs vilkas, patestuoti jo įtampą jaučiu. Čia šakai nepalūžo, bet čia žiūrėk, aš buvau arti, žiūrėk. Aš čia tokį įviniojau, pats net netikiu, ir žiūrėk, jaunasis krepšininkas šiek tiek sutriko. O būtinai iš dešinės? Ne, iš kairės gali. Ir įmė. Lengvai užtikrintai. Tikėjausi, kad būsiu jau. Dabar pradėjau nuo Dirko Novickio vairius rodyti. Taikiau. Biškį kelį reikėtų į priekį, taip čiut išmesti. Ne? Ai, tą kojytę paskirti, ne? Ir dabar mes čia stovim, kolega, labai gerai. Aš manau, idealiai inscenizavome lemiamą Michaelo Jordano metimą prieš Utah Jazz. Va, Raselas nukrito. Ir trūko tik tai glas metimų. Kodėl? Na ir čia visa šitą agoniją ko gero baigėsi. Ne, kad Danielius baudą prameštų. Nėra šansų. Aš irgi šiaip baudų neprametu. Bet irgi turbūt įtampo kažkaip tai įtampėlė. Nu ką padarysi? Naujus metus pradedame 0-2 rezultatų. Čia visas 0-3 dar ir tavo prisidėjo tas pralaimėjimas. Nu ką padarysi? Yra kaip yra. Tačiau tuo mūsų iššūkiai nesibaigia, ar ne? Toli gražu. Mes nepalūžtame, mes ir toliau tą sutinkame daryti ir tu esi pasiruošęs. Aš manau, kad reikia galų galėčiau kažkaip įsilyginti ir tą pirmą pergalę pasimti ir užtenka čia tą gėdą daryti. Parašykite komentaruose, kur kviečiate jūs tą persimesti minuso ir jis tikrai mielai atvažiuos. Mielai. Ir dar bus pats treniravęs ir dar gal maikutę kitą užsidėjęs. Kitą maikutę ir norėčiau iš Rūto saldainius užžais, kad būtų motyvacija didesnė. Gerai, taip ir padarysim. Čia buvo laida MKL Action, aš Mindaugas Gobikas. Justas, mes jums dėkojame už dėmesį, atsisveikiname iki kito karto ir iki pasimatymo MKL krepšinio aikštelės. Gražių 2024 metų ir iki susitikimo aikštelės.